būkit geri, gal jūs galite atsikelti iš lovytės ir šiandien kažką nuveikti. Bet kaip jums pavyksta paskui neužsišykti? Aleksas pasakė, kad masažas tavo aistra. Ne, aš nekenčiu masažo. Ir paminėjai šuolį į aukštį, koks tavo rekordas? Mano rekordas yra 23,9 metro. O koks yra rekordas Lietuvos? Vakar buvo pasiektas Vakar, kaip tik wow. jo toks Simonas, Kaicimelis Instagrame, pasiekė 27,6. Tai va, tai... Wow. Neįtikėtina. O pasaulyje? 8 aukštų. Žinau, kad ten iš vis kosminiai aukščiai, man rodos, yra. 3,6 kažkas, tai dabar aš neatsimenu tiksliai. Tai va, bet ten labai toksai top 5 yra 3,6 kablelis kažkas, tai 3,6 kablelis tas. Tai va, bet čia toksai, kaip ir gana tiksliai gali išmatuoti, nes yra daviklis, sakykime, ant lentos, ten visi turi unifikuotą tą daviklį, tiesiog yra tas pats leaderboardas. Bet ten visą laiką yra paklaida, ta prasme kažkokia tai. Ir kažkam gali būti sėkmė, tiesiog ta paklaida nuėjo į tokią Geresnę pusę. Jo. Bet tai yra tas matavimasis aukščiais, jo, visiems labai smagu, žinai, nes smagu išgirsti tai, ne, kad va, ta prasme, jisai ten pašoko, padarė rekordą ir taip toliau. Bet va, ką mes toj bendruomeniai pajautėm, kad tie aukščio matavimais, jie labai sustabdė mūsų progresą tiesiog, nes kaitavimas yra daug daugiau negu tiesiog šuolį į aukštį. Aleksio, grįžtant dar dėl to aukščio, iš tikrųjų, va, aš bandau įsivaizduoti ir pratęsti mintį 23 metruose esi, tą akimirką, ką tu galvoji, mama, pasižiūrėk, kur aš esu, pratęsk mintį, apie ką, kokios mintis ir, wow, nes įspūdinga, atrodo, kad tu esi 5 aukštyje. Aukščiau, man rodos. Net aukščiau. Ja. Aukščiau negu 5 aukštis. Mama, aš tave myliu, ar nežinau. Mama, žiūrėkit moku. Mama, pažiūrėk, kur aš, kiek aš pasiekiau. Ne, gal visa ekstazija ir yra tame, kad tu pašokęs į tokį aukštį visų pirma esi išlupamas stipriai ir greitai, tai jausmas gal labiau kaip ant atrakciono tokio, kurį valdai pats. Tai ir tuo metu tai tiesiog esi maksimaliam fokuse. Tu neturi laiko ten pagalvoti apie mamą, apie kažką, ta prasme, tu tiesiog žiūri, aš čia matau tą, gerai, lendinsiu maždaug ten, kaip čia dabar suvairuot man, kad nulendinčiau, nes tu dar man įdomu tas nusileidimas, atrodo, kaip jisai vyksta. Ar tu pakyli greit leidęs, ar tu visą tą gražiai sukontroliuoji? Gražiai sukontroliuoji, bet iki to reikia daaugti, ta prasme, tai nes vat irgi yra legenda, ne, kad ar manęs tas aitvaras neišneš. Išneš, jo, jeigu ten, sakykime, neatsargiai su juo elgsies, bet tai čia maksimum 2-3 metrai, sakykime, tu niekada netyčia nepašoksi ten 10 metrų, kaip pavyzdys, ta prasme, čia eina labai daug skilo, labai daug technikos, kad suvairuoti tiek aitvarą, tiek lentą taip, kad tave išneštų, sakykime, taip aukštai ir tu bildini tai, nes kažkada, sakykime, prieš ten 5-6 metus aš pašokdavau 15 ir tai būdavo Lietuvos rekordas tiesiog, ne, ten aš pirmoje vietoje sėdėjau greičiausiai kokius 3 metus, ten pagerindamas savo 14, 15, 16, o vakar iš kokių 30 šuolių vidurkis buvo 19 arba 20. Tai va, tai tiesiog tu bendrai keli savo skilą. Geras. O pajutai šiaip, Aleksai, va, tu kaituoji, turi tam tikrus įgūdžius, jo šlifuoji ir dabar pajutai, kad gyvenime kažką darant, va, jie tau tapo naudingi, arba tu tiesiog matai, kad tu grįžtant į tą aukštį, kad va, šiuo metu man reikia nusiraminti, pasižiūrėti, įsivertinti, sprendimai turi būti priimami greitai. Ar pajutai, kad gyvenime, darant realiam gyvenime, tau pasitarnavo šitie visi, šita visa patirtis? Šiaip jo, čia gera mokykla visai. Dar kai instruktoriavau, ir dabar dar painstruktoriauju, taip pat man šiaip patinka labai. Tai tokių kildavo visokių filosofinių minčių, kur, pavyzdžiui, su merginomis visą laiką kaini ir jos, mane traukia tas aitvaras į lūpą. Taip, tokia jo ir paskirtis tave traukti, ta prasme. Tai va,
Bet tada tu tiesiog suvoki, kad nu, tu ir turi atsiduoti tam traukimui. Nu, tai ta prasme, tai taip yra, žinai. O tu nepaklausi jų, o kodėl aš tavęs netraukiu? Aš dėjau su brangiaja, tai neklausiau. Tai va, bet šiaip gal ir įdomu, nežinau. Anyway, tai va, ir taip, tai yra tas, kad atsiduoti, sakykime, tam traukimui, tai kažkokiai tai ten tiekmėje, ne, apie tai, kad tu turi nusimatyti savo žingsnius kažkokius, ne? Tu negali tiesiog palaidai, sakykime, paleisti, irgi atsiduoti tam traukimui, bet tu tuo pat metu, kaip ir gyvenime, taip pat, ne, jeigu tu ten visiškai atsiduosi ir toksai ten pasroviui plauksi, tai ir nuplauksi ten belė kur, žinai, bet kad, sakykime, ten tikėt su srovė ir ją biškai pavairuot kažkur, tai ne, ten priimti tam tikrų sprendimų arba turėti planą tiesiog, ką tu darysi, tai ten tas pats, tu tiesiog turi turėti planą, kaip tu valdysi, kur tu nuvesi aitvarą, žinai, ir taip toliau. Tas labai svarbu iš tikrųjų, neišeiti iš tėkmės. O jeigu, pavyzdžiui, galėtum prasukti laiką ir sugrįžti kažkurią tais laikotarpį, ar yra, kad kažką keistum ir darytum kitaip per visą šitą spoto įkūrimo laiką? Gerai įžvalga, mergelė iš Nazareto. Nes visada yra tokių, kur atrodo, o būčiau tuo metu padaręs tą ir tą, būtų taip, žinai. Aš jums sakiau, jinai turi aštrumą. Jo. Nu, tai faktas, kad taip, na prasme, visą laiką, kai darai verslą kažkokį, tai jis turi tokių, tu pridarai klaidų tiesiog. Tai sakykime, galbūt būtume labiau susikoncentravę į kaitavimą tiesiog, į kaitavimo mokyklą ir mažiau tiesiog švaistą laiko į ten, sakykime, maitinimą. Ta prasme, nes kiekvienas turi daryti tai, kai jis moka geriausiai, ne? Ir tada, kada kaitiorai pradeda daryti maistą ir ten barą ir visą kitą, tada... Papasakok. Koks to patiekalas buvo? Ne tai, kad mes patys darėm, bet mes visiškai žaliai praktiškai pradėjom, pasidarėm kavinę, kuri mums kainavo gana brangiai. Tai puikus verslas, čia Svencelė yra žmonių, reikia juos maitinti, tai davai važiuojam, žinai. Tai ir tada kaip, pasisamdėm tokią Jolantą, labai fainą moteriškę, kuri valgykloje dirbo Klaipėdoje. Tai ir Jolanta turėjo daryti maistą, kuris turėjo tikti visiems Vilniaus, Kauno ir visos Lietuvos hiparikam tiesiog. Ir automatiškai tokie visi, žinai, kaip ir vieni sako, oi kaip fainai, kokie geri kotletai, žinai, o kiti sako, blemba, kas čia per burgeris, jisai kaip kotletas. Ir daug visokių tokių panašių yra kuriozų, kur mes tiesiog galėjom koncentruoti, sakykime, tai, ką mes darom geriausiai, tai yra ten kaitavimas, mokykla, žinai, ten ūkdymas tos bendruomenės, bet vietoj to, ką tu darai, tu ten 6-7 ryto važiuoji ten promo, užsipirkinėjai produktų, važiuoji atgal, ten užsiknysęs visas kažką pamiršai, ten su kokiu barmenu reikia ten dylinti, ką nors, žinai, ten ir taip toliau. Ir tu tada, vietoj to, kad daryti tai, dėl ko tu čia atvarėjai, ta prasme, tu barą turi, kuris yra labai skečiai vietoje, nes žmonių yra tik tada, kada pučia. Ką daryti, kai nepučia? Algas tai reikia susimokėti, algas reikia susimokėti. Tai čia manau, kad yra labiausiai skečiai vieta, irgi, kaip Svencelė, viena geriausių vietų pasaulyje, kad turėti, kad išmokai to, taip pat yra viena labiausiai skečiai vietų, kad turėti barą. Tai yra tarytum, kad turėti barą ant kalno viršūnės. Tikrai skamba kaip labai daug iššūkių, viską suderinti, priklausomi nuo orų. Tai va, o Aleksai, paminėjai savo antrą pusę. Kaip tavo antra pusė žiūri į tavo veiklą, tu vasaras išvažiavęs, lakstai, o kur dėmesys antrai pusiai ir bendrai kaip tavo antra pusė žiūri į tavo veiklą, ar jinai palaiko, ar sako, ko tu čia užsiemi, eik prie staklių. Eik prie kompo į ofisą. Ne, man kažkaip pasisekė šitoj vietoj. Man labai pasisekė šitoj vietoj, todėl kad jinai yra kartu su manim, gyvena visą laiką čia, spote. Ir kartu kaituoja, jinai yra Lietuvos freestyle čempionė. Tai rytoj, tarp kitko, kaip tik bus jūroje varžybos, vienas iš didžiausių, tai jinai kaip tik tenais dalyvaus. Nepergyveni ją matant, pavyzdžiui, kad yra atviroji jūroje?
Kaip jauties dėl to? Žinok. Nes Jinai labai tvirta. nesuskurda širdelė, kad... Jinai labai tvirta, žinok. Jinai daug kietesnė už mane šiaip yra. Tai va, tai viskas okei. Nu, plus, ta prasme, tu darai, kiek gali padaryti. Tai jinai irgi padaro, jinai tikrai ten nesiverčia per galvą, kad išspausti triukus, kurių jinai negali. Jinai padaro saugiai tai, ką moka, tai, kad daug metų jau tipo, daro tiesiog ir visi įvertina tai. Tai vat, nežinau, gal ir buvo toks periodas, kai biški per daug laiko skyriau, sakykime, visai tai veiklai čianais, tai buvo tokios trinties šiaip ir taip, bet... Kaip jūs sprendėte priimti? Tiesiog reikėjo sakyti darbui biški, kad pastumti šoną, sakyti stop, kad dabar turiu turėti išeiginių tiesiog, išmokti deleguoti darbus kitiem, nevilkti ant pečių visko pačiam ir praleisti laiko su ja, išvažiuoti kažkur, tai ta prasme, kažkur pabūt kartu, pabendrauti, atgauti tą ryšį, sakykime. Nes čia labai yra lengva tiesiog visiškai pasinerti į tą kaitavimą, į verslą, į buvimą, į tą, sakykime, visą, nežinau. Rutiną. Mieli Delfi TV laidos žiūrovai, mums labai svarbu jūsų palaikymas. Jūsų dėka mes galime kurti vis įdomesnės laidas su labiau intriguojančiu turiniu. Nepamirškite, kiekvieną sekmadienį 9:30 ryte per Delfi TV tiesiogiai rodo mūsų laidas. Mūsų laidas galite matyti ir YouTube kanale Du šalti vienas karštas, bei Spotify platformoje. Tad laikinkit, sharingkit ir subscribinkit. Nestabdyk, susisiek su mumis ir tap mūsų laidos rėmėjų. Aleksai, pereinam truputėlį prie tokių trumpų blitz klausimų. Bet mes norėtume padaryti iššūkį iš Be abejo. karto. Ar esi stovėjęs ant vinių? Tiksliai. Ne, niekada. Niekada. Mergelė iš Nazareto eilinį kartą traukia mus, tai tikrai labai gerai, kad priminė. Iš tikrųjų, pastatysim tave ant vinių, kad tau būtų drąsiau, aš irgi stosiu ant vinių. Tiesiog susikaupimo, bet manau susikaupimo tu jau esi prisijaukinęs iš kaitavimo. Tai va, tai pabandom. Dabar nukris visos kaukės. Gerai, Aleksai, atsistok giliai įkvėp. Va. Pradžiai įkvėp, iškvėp, susikoncentruok, nuramink savo mintis, dar kartą įkvėpam, atsistojam ant vinių. Gerai, Arnai, tu irgi užstakis. Viskas, duodam laiką. Ką vyrai, startas. Arnai, tavo žodis. O vyryti, žinai, Aleksai, siūlau vėl tą patį. Giliai įkvėpiam, iškvėpiam ir 3 kartų pavarom. Šitie visgi reikėjo stovėti ant tų paprastesnių. Nėra taip baisu, nu. Taip. Nu ką, Aleksai, priėjom prie mūsų tinklalaidės iššūkio, prie dar vienos dalies, blitz klausimai. Tai va, tai Aleksai. Šiuo metu. Man šiaip nėra super patogu. Gerai, kentėk. Greičiau, Arnai. Kiek gali gyventi komforte. Biški mes išeinam iš komforto, kada atsiduriam tokiose situacijose. Tai va. Klausyk, šiaip, pavyzdžiui, ką palinkėtum lietuviam? Jie pastoviai viens ant kito varo, visko nepatenkinti. Dabar ir ta pati krepšinio rinktinė tokia, žinai, komfortė, ta tokia visuomenė, mes tokie minkšti, tokie tipo geri laikai augina tokius... Sąmoningumo. Susikaup dar kartą, jeigu tau reikia nusiraminti. Ir ką palinkėtum, kad mes kaip broliai, kaip maža visuomenė viens kitą palaikytume, daugiau komplimentų sakytume. Jo, priimti visus tokie, kokie yra. Dar. Aš turiu kitą klausimą. Giliau. Jeigu turėtum supergalią, kokia jinai būtų? Šiaip. Skraidyt. Teleportuotis norėčiau. Jau karštis muša, bet viskas gerai. Kvėpuojam. Gerai, Aleksai, įsivaizduok save olimpiadoj. Tarkim, kokią sporto šaką norėtum atstovauti? Kaitus, aišku. Labai ilgai vėluoju. Bet jeigu nėra kaito, va tau, nežinau, reikia rinkti štangos kėlimo. Štangos kėlimą tinka. Ant vinių? Lipčiau į olas, jeigu yra koks klaiminimas indoor, tavo norėčiau. Geras, nu įdomi čia. Gerai, o pavyzdžiui, mes turėjom kaip ir pokalbį, tu esi vadovas, tau reikia motyvuoti. Kaip tu sugebi vasarojančius darbuotojus, kurie realiai čilina, kaip tu juos motyvuoji? Kaip tu su jais susikalbi?
Kaip tu išsireikalauji, kad būkit geri, gal jūs galite atsikelti iš lovytės ir šiandien kažką nori? Tiesiog ir pakeliu iš lovos. Ir atitempą pastatau. Kokią didžiausią baimę turi? Aukščio, tarp kitko. Wow, šokiai tai. Kaip jie įveikiai? Tiesiog negalvoju apie ją. Kaip manai, o susitvarkytum su challenge, tu stovi ant 9 aukščio, laikai rankose žalti ir, nu, tiesiog tau reikia šokti, bet tu žinai, kad apačioj batutas. Ko čia žaltys? Tiesiog dviesas žmonių. Jeigu žaltys palaikytų mane morališkai, tai šokčiau. Supratau. Gerai, nu ką žinau, Aleksai. Koks buvai vaikystėj? Ką žinau, blemba, koks... Aktyvus vaikas. Pamiršau vaikystę. Bet tai buvo iš vis. Klausyk. Nu? Jau beveik 4 Laukiu. minutės, man rodos, jau netoli liko 3 minutės iki nušvitimo. Jo, Po 7 nušvitimas atėjo. Kaip tau pavyksta su savo verslo partneriu, vis tiek 10 metų dirbot, kaip realiai vis tiek per 10 metų esat konfliktavę, kad viens kitą pasiuntė? Oi, tai nėra tokio sezono, kad nebūtume konfliktavę. Gerai. Bet tai čia gerai. Prasme, nu... Bet kaip jums pavyksta paskui neužsišykti? Visi viską supranta, nu, ta prasme, visko būna ir reikia važiuoti toliau. Atleisti ir važiuoti toliau. O vat užsiminiai, kad esi kineziterapeutas, lyg tai masažas tavo aistra. Ne, aš nekenčiu masažo. Visą laiką važiuodavau ant to, kad, prasme, kad jeigu tau kažką skauda, tai po tu esi toj vietoj silpnas ir, ta prasme, reikia stiprinti, tampytis, dirbti su savo kūnu, dirbti su savo įpročiais. Tas yra svarbiausia ir nekenčiu tokių procedūrų, kurios yra tokios tipo tingėjimo. Ir tipo aš atsigulsiu, mane pamasažuos ir aš susitvarkysiu, žinai. Supratau. Fuck no. Gerai, Aleksai, žiūrėk, tada kitaip paklausiu. Vat, nu, mes esam vyrai, berniukai buvom, visada simpatizavom, žodžiu, merginom, visokiom aktoriam. Pavyzdžiui, man iki šiol paauglystėje užstrigus yra Jessica Alba. Kam tu norėtum atlikti masažo, jeigu neturėtum draugės? Ir ką pakviesti pasimatymui? Žinomų žmonių. O tipo iš šio laikinio ar iš tų laikų tenais? Belekas. Plemba, pala, aš užmiršau, jinai buvo, aš ten vaidino Transformeriuose. Bet neatsimenu vardą tikrai, gal kažkokia Fox, nežinau. Judy Fox? Ne, aš net nežinau, kas Judy Fox yra. Žinau, kas Transformeriuose vaidino? Vienas iš pirmųjų. Ką šiandien realiai, vat, kaituodamas, darysi? Turiu tokią rutiną, tipo, kad ten yra toks lyšas, saugos sistema, jinai gali dėtis iš kairės, iš dešinės ir yra toksai, kur užsidėti šitą fingeris, turi dėtis iš irgi ten kairės arba dešinės. Mano rutina yra visą laiką pasičekint, kad lyšas yra iš kairės, o fingeris iš dešinės. Dar turiu paskutinį klausimą. Sutinki save, va dabar ateina tu, 16 metų, ką sau pasakai? Kokių patarimų duodi? O Jezus, netingėk, varyk. Ką pats darai, kad netingėtum, jau būdamas 22 metų, tarsi jau žinai, kad viskas kaitavimas čia mano tema. Oi, tai čia labai paprasta buvo. Kaip radai? Aš per malonumą variau. Tiesiog man buvo malonu, man buvo faina, man buvo įdomu. Bet o kodėl nemalonu varyti Palangą į vakarų salūną, šaut šnapsą? Kiekvienas savo suranda. Kiekvienas randa savo. Man niekada nebuvo, kažkada tai aišku buvo, prasme, bet kažkurio metu tiesiog mečiau alko, nes nesąmonė kažkokia. Tai atsikeli iš ryto, visas pasišvinkęs, prasme. Vienas iš paskutinių klausimų, ar jaučiat, kad nušvitimas pareina jau? Blemba, aš tai galėčiau tęsti. Aš jaučiu, kad aš į šitas tapkės jaudau, prasme, ir jos tipo bus tiesiog, aš nuo šiol su jom ir vaikščiosiu. Jau 7,5 minutės, bet noriu pasakyti, kad nulipimas dažniausiai skaudžiausias yra, tik nulipimas. Aš jau rankų nulipsiu. Aš galiu padėti. Tai Gabija, jo, mergelė iš Nazareto, visada bėga į pagalbą, o man nereikia pagalbos, nes aš niekam neįdomus. Fuck, aš negaliu padėti pėdos. Rimtai? Jūs sugadinote. Tu nebegalėsi kaip aš. Aš tikrai nebegalėsiu kaip aš šiandien. Čia trauma. Čia trauma. Niekam neįdomu, antrą laidą kepam, trečias, žiūrėk. Pala, Aleksai, sorry, aš nepaspaudžiau play.